Stresas yra visiškai normalus dalykas. Stresas mūsų kūne vyksta tam, kad mes tiesiog suprastume, kad kažkas tai keičiasi ir nebūtinai keičiasi taip, kaip mes norime. Šiaip mūsų kūne stresas reikalingas tam, kad mes galėtume adaptuotis prie gyvenimo sąlygų. Dėl streso mūsų kūne atsiranda kai kada daugiau riebalų, nes jeigu šalta labai laukia ir mes turime ten gyventi, mūsų kūne turi būti daugiau riebalų, kad mes galėtume išbūti tą šaltį. Kitu atveju stresas mus paskatina galbūt netgi kitaip elgtis. Pavyzdžiui, jeigu mes turime bėgti visą laiką nuo kažkokio tai grobuonio, kuris mus vejasi, mums išsivysto labai greitos raumeninės skaidulos, kurios padeda labai greitai bėgti. Na ir pavyzdys galbūt iš šių dalykų, kurie vyksta dabartinėme gyvenime, tai kad stresas jisai gali turėti ir neigiamą įtaką, jeigu mes galvosime ir nieko nedarysime su tais dalykais. Dabartinėme jūsų gyvenime stresas atsiranda tikriausiai dėl to, kad gaunate prastesnį pažymį iš kontrolinio. Jeigu jūs kelis kartus gaunate prastesnį pažymį, tai yra dar didesnis stresas, nes galvojate, o ką jeigu mano vidurkis kažkaip darys įtaką mano egzaminams. Jeigu jūs prastai mokotės, jums kyla stresas, nes jūs galite neišlaikyti egzamino ir jūs galvojat, kad tada neįstosite ten, kur norėsit. Visa tai yra stresas. O kur dar stresas, kai galvojate, kad mokytojas jūsų nemėgsta, patiriant patyčias atsiranda dar didesnis stresas. Visi šitie streso šaltiniai, jie ne visą laiką yra kontroliuojami. Ir mes ne visą laiką žinome, ką su jais daryti. Nes jeigu mes galime išspręsti problemą, kuri kelia mums stresą, stresas sumažės. Vadinasi, kad tai yra išoriniai dalykai, kurie mums kelia stresą. Taipogi yra mūsų vidiniai dalykai, kurie kelia stresą. Aiškiai, mūsų mintys apie tai, kai mes mąstome. Jeigu aš pastoju apie save pragalvoju prastai arba galvoju, kad man nepasiseks gyvenime, aš neišmoksiu, aš neįstosiu, dėl tokių minčių aš jaučiuosi blogai ir tokiu atveju aš galiu jausti tą patį stresą savo kūne. Tai aš vėliau kitame video pasidalinsiu keliomis praktikomis, kaip būtų galima sumažinti stresą. Bet dabar aš kviečiu jūs tiesiog padaryti labai paprastą tokį pratimą. Vieną iš pratimų tai tiesiog susirašyti visus savo stresorius, kurie susiję su jūsų gyvenimu ir galbūt jūsų profesijų pasirinkimu. Nes jūsų kažkokios ateities profesijos pasirinkimas dažnai gali turėti ganėtinai didelį streso koeficientą, gal tai pavadinkim, ir užima ganėtinai didelę vietą, ypatingai, kai jūs jau renkatės kažką tai veikti. Tai tiesiog pagalvokit, kokie didžiausi dalykai. Ar tai stresą kelia tai, kad jūs nežinot, ką norite išsirinkti? Ar stresą kelia tai, kad o ką jeigu aš blogai išsirinksiu? Ar stresą kelia tai, kad man nepadeda išsirinkti tai, ko aš noriu? O galbūt stresą kelia tokios mintis, kad o ką jeigu aš išsirinksiu tai, kas nepatiks mano tėvams ar mano draugams ir panašiai. Gal aš nepritapsiu grupėje. Tiesiog leiskit savo susirašyti tos dalykus, dėl kurių jūs patiriate stresą. Ir jeigu norite, galite pasidalinti kai kuriais iš jų grupelėse ir pamatyti vėlgi, kad jūs nesate vieni patiriantis tokį stresą.